Alytaus gido video peržiūros perkopė 1 milijoną. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Na ir be abejo, pirmoji mokykla atsirado pirmame Alytuje, taigi tai labai svarbu ir mūsų Piliakalnio progimnazija ir apskritai visam miestui. Ir išties žmonės domisi, kaipgi atsirado pirmoji mokykla. Šiandieną turime 2 įdomius pranešėjus, kurie ir mums papasakos apie istoriją mokyklų. Kaip atsirado pirmoji mokykla Alytuje, kaip jinai augo, vystėsi, keitėsi ir ką mes šiandien turime. Tai yra išties įdomu. Taigi pirmasis prelegentas buvo Vilmantas. Piliakalnis 13-14 amžius, gyvenvietė 7-12 amžius, bet prieš keliarius metus pradėti senesni tyrinėjimai tiek pirmo Alytaus aikštėje, tiek Piliakalnio papėdėje dar labiau papildė mūsų žinias ir suvokimą. Pradėjus kasinėti Piliakalnio papėdę, nes buvo įtarimas galvoms kilęs, kad gyvenvietė galėtų būti ir papėdėje. Na ir štai 2011 metų žvalgomieji kasinėjimai, 2013, 2015, šių metų pavasaris. Ir tokiu būdu per šios kasinėjimus buvo atrasta dar viena gyvenvietė, kuri buvo įsikūrusi Piliakalnio papėdėje. Ir tokiu būdu greta Piliakalnio šiandieną ištyrinėtos yra 2 gyvenvietės. Jeigu viršutinė, kadangi jos daugiau nieks išsamiai ir netyrė, yra datuojama kaip 7-12 amžiumi, tai apatinė gyvenvietė jau datuojama pirmojo amžiumi po Kristaus ir iki 13 amžiaus. Vėlesniais amžiais taip, Alytaus vardas ir nekartai yra minimas, jau minimas taip pat su santykė su kryžiuočiais, kada ištekama apie Alytaus pilies užpuolimus. Taip pat kryžiuočiai rengdami žygius į Lietuvą sudarinėjo vadinamus begeberichtus, tai yra kelionių aprašymus. Ir tie kelionių aprašymai, 3 iš jų buvo konkrečiai skirti Alytų numatyta, dar 4 kelionių aprašymai buvo keliai žygiavo pro Alytų ir tiesiog juose taip pat buvo minimas Alytus ir Lietuvos apylinkės bei pilis. Tai štai, pati pilis kaip gynybinis vienetas, iš tiesų jos gynybinė reikšmė nublanko po Žalgirio mūšio, kada nebelikus kryžiuočių antpuolių pavojaus, aišku, nebeliko poreikio laikyti gynybinę pilį ir, aišku, dvaras kaip ekonominis vienetas išliko toliau. Kadangi šitame dvare lankėsi tiek ir didysis kunigaikštis Vytautas, lankėsi čia didieji kunigaikščiai Kazimieras, Aleksandras. Beje, visi žinome apie istoriją, kada Vytautas didysis dar ruošėsi karūnuotis, kada norėjo gauti karūną, kada ta karūna jam buvo siųsta ir karūna buvo pavogta pakeliui į Lenkijos teritoriją. Tai štai laišką apie tai, kad Šventosios Romos imperatorius Zigmantas sutinka, kad Vytautas būtų karūnuotas, Vytautas gavo ne bet kur, o Alytuje. 1430 m. rugpjūčio 13 diena, kada Alytuje lankėsi Vytautas paskutinį kartą, nors galbūt ir vienintelį kartą, nes tokių laiškų jo nėra iš Alytaus išlikusių. Būtent Alytuje jis ir gavo tą Zigmanto laišką apie tai, kad jam leidžiam karūnuotis Lietuvos karaliumi. Na, pats miestas, kuris kūrėsi čia, šitoje teritorijoje, iš tiesų, taip pat augdamas ir plėsdamasis, miestas viduramžiais, aišku, šiais tokiais dažnai kartais išgirstu tokius klausimus. Tai kas ten tas per miestas Alytus buvo? Taigi nebuvo nei tų gyventojų tūkstančių, nei daugiabučių namų, nieko panašaus nebuvo. Na, iš tiesų, pats svarbiausias pagrindinis principas viduramžiais vis dėlto buvo tai, kad kuo miestas skiriasi nuo kaimo, tai pirmiausia užsiėmimais, kadangi mieste dominuodavo vis dėlto amatai ir verslai ir prekyba. Ir svarbiausias dalykas, kuris skirdavo miestą nuo kaimo, tai buvo privilegijos. Miesto gyventojai turėjo daugiau privilegijų negu kaimo gyventojai ir miestas turėdamas savivaldą, aišku, jie galėjo spręsti savo gyvenimo ekonominius ir politinius klausimus savarankiškai. Kadangi savivaldos suteikimas išvaduodavo miesto gyventojus nuo bajoriškos ir karališkos jurisdikcijos. Jie būdavo pavaldus tik savo miestos magistratui ir visus klausimus spręsdavo patys savarankiškai. Tai prieš savivaldos sutikimą atlikus Alytaus dvaro inventorių arba kaip paprašiau sakytume suprantamiau gyventojų ir turto surašymą, paaiškėjo, kad mieste buvo maždaug apie 1200 gyventojų, plus minus. Šitoje pusėje buvo 129 sklypai surašyti, toje pusėje 49 sklypai surašyti buvo gyventojų. Čia buvo 3 pagrindinės gatvės Vilniaus, Panemunės einanti pro Piliakalnį ir dabartinė Jiezno Punios vadinamasi gatvė. Ir svarbiausia, čia buvo Rinkos aikštė.
aplink Rykos aikštę buvo 17 sklypų, tarkim, prie Ponios gatvės apie 40, prie Vilniaus maždaug apie 80 ir tiesiog tas gyvenimas ir vyrė šitoje teritorijoje. 16 amžiaus pradžia miesto valdytojas Jonas Berzinskis pasirašė bažnyčios fundacijos aktą, mieste buvo 2 karčiamos. Tai buvo 1524. Kuomet suteikiama savivalda, praeina beveik 60 metų, mieste jau 59 karčiamos. Ekonomiškai miestelis tarsi auga ir klesti. Tyrinėjant pirmo Alytaus aikštę, svarbiausia, didžiausia viltis, ko mes troškome, kad būtų atrasta miesto rotušė. Nes, kaip minėjau, šaltiniuose jinai buvo kartą paminėta, labiau savivaldos privilegija buvo nurodyta, kad miestelėnai iš visų mokesčių, kurie buvo perduoti miestui, nes praktiškai visi mokesčiai buvo miestui atiduoti, tam, kad miestas galėtų ekonomiškai augti ir klestėti, bet jiems buvo tik viena privaldė nurodyta, kad pastatyti turi rotušę. Kad jinai buvo pastatyta prie aikštės, taip, visur minima, bet kurioje vietoje niekada nebuvo prašyta. Pietiniai, šiauriniai, rytiniai, vakariniai dalyje neaišku, niekada buvo. Ir šitų kasinėjimų metu, kada buvo atrasti šie pamatai, juos ištyrus išsamiai, kai matom tikrai įspūdingi pamatai, kurių plotės iki metrų atsisiekia. Viena iš tokių prielaidų, aišku, 100% nėra, bet tai akivaizdžiai matosi, kad yra visuomeninio pastato pamatai. Ir viena iš tokių prielaidų, kad tai vis dėlto galimai tai buvo miesto rotušės pamatai. Todėl archeologai vėliau baigę darbus rekomendavo, kad šios pamatus vis dėlto vertėtų eksploatuoti. Dalis jų yra geriausiai laikosi pusė. Šitas kampas turbūt rytinis kaip tik yra eksploatuojamas. Gaila, kad tas stiklas, aišku, yra suskilęs ir ten nieko nesimato. Štai tokiu būdu miestas augęs, plėtęsis, vėliau, aišku, patyręs vyriausių kitokių negandų ir nuosmukių. Priėjo prie to, kad 18 amžiaus pabaigoje įvykdžius Lenkijos Lietuvos valstybės padalijimą, Alytus buvo padalytas tarp 2 valstybių. Po to 122 metus tos miesto atskiros dalys vystėsi kaip savarankiški miesteliai, netgi daugiau kaip gyvenvietės, kadangi administracinių požiūrį, netgi ypatingai šitą pusę dokumentuose buvo net įvardinama 20 amžiaus pradžia jau kaip kaimas kartais, kai kuriuose dokumentuose, bet Pirmo pasaulinio karo metais vyksta vėl, sakyčiau, tam tikras proveržis, kada miesto abi dvi dalys sujungiamas į vieną administracinį vienetą, bet nuo 20 amžiaus pradžios pradeda dominuoti antrasis Alytus. Ir pirmasis Alytus, kur buvo miesto pradžia, šiek tiek nepelnytai šiandieną nustumtas į antrą planą pagal reikšmę mūsų mieste. Tiek tada. Ačiū uždėmesį. Šiandien mano tema bus ne šiaip savo mokyklos, bet būtent pradinės mokyklos. Tai apsiribojau data 1916-40 metai, todėl kad čia 100 metų mes švenčiam tą pirmą lietuvišką mokyklą Alytuje. Tai galbūt tokia ir data dėl to 16 metai. Iš tiesų, tai pradžia, aišku, pačios mokyklos pradžia Alytuje buvo kur kas anksčiau. Tai pirmas paminėjimas tos mokyklos jau galima minėti 1595 metus. Vėliau apie pačią mokyklą ilgai jau nebeužsimenama iki pat 18 amžiaus. Kairiajame krante veikia pradedamoji liaudies mokykla, o Vilniaus pusėje pirmajame Alytuje 2-klasė mokykla. Atskirai galima kalbėti apie žydų pradinę mokyklą. Tokia mokykla tikrai veikia, nors nėra ten tikslių, tarkim, duomenų, bet yra iš tam tikrų dokumentų, tarkim, kai kurių mokytojų dirbusių žydų pradinėje mokykloje duomenų, jie, tarkim, yra duomenys, kad 18 metais dirba žydų pradinėje mokykloje ir parašta, kad 17 metų jau toj mokykloje jisai dirba. Kad žydų pradinė mokykla tikrai jau buvo, tai galima manyti, kad nuo 18 amžiaus tikrai, nes ten, kur buvo žydai, jie visą laiką steigdavo mokyklas ir visą laiką tikrai mokė vaikus. Taigi jau 19-20 metų mokslo metų pradžioje Alytuje veikia net 5 mokyklos pradinės. Pirmajame Alytuje lietuviška lenkiška, antrajame lietuviška, lenkiška ir žydiška mokykla. Čia mato tokią trumpą santrumpą, kaip tos pradinės mokyklos keitėsi metams bėgant.
Na, iš tiesų, tuo met, pačioj pradžioj, tai geriausia patirtis buvo žydų mokykloje, nes jie gavo viską dar nuo senesnių laikų, buvo jų stipri mokymosi bazė ir pačioj pradžioj, 20 metų, taip iki 23 mokykloje mokėsi apie 200 vaikų vienoje, buvo dirbo po 8 mokytojus. Ir mokykla dirbo 6 kursus ėjo netgi. Tai jau nuo 1921-22 metų įvesta 4 kursų programa ir mokykloje vaikų pradėjo mažėti. Manoma, kad vis dėlto lenkiškos mokyklos patirdavo sunkumų tam tikro spaudimo politinio. Na ir didėjo lietuviškai kalbančių miestiečių įtaka, taip lenkiškos mokyklos tikriausiai ir įstūmė lenkiškas mokyklos lietuvių mokyklos. Nors, tarkim, lietuviškų mokyklų lankymo ataskaitose, kurias lankydavo inspektoriai, užsimenama, kad lietuviškose mokyklose labai daug vaikų kalbančių lenkiškai ir ypatingai pirmame kurse, kur vaikai visi ateina, didžioji dalis vaikų kalba lenkiškai ir jiems labai sunku išmokti lietuvių kalbą. Tai problema būna pirmame kurse. Po to jau ten susilygina, tie vaikai pramoksta gerai lietuviškai ir nebe problemų jau kaip ir nebūna. Keletą faktų, tai mokykla jūsų taip įsteigta 16 metais, porą metų jinai veikia kaip vieno komplekto mokykla. 18-17 metais joje buvo jau 2 komplektai, na ir tas komplektų skaičius tai yra keitėsi nuo 1 iki 3 iki pat 27-28 metų. Padėtis buvo nestabili. Buvo metai, kai likdavo arba 1 komplektas, netgi kitą kartą dažniausiai 2 komplektai buvo. Pradžioje mokinių buvo tik tais 3 kursai, iš viso 3 skyriai, nes į 4 niekas nebestodavo, nes tiesiog baigę 3 kursą dažnai stodavo į gimnaziją. Išlaikydavo gimnazijos stojimą ir stodavo į gimnaziją. Labai dažnai šitoje mokykloje tai buvo, kad 1-2 skyrių mokydavo, tarkim, vienas mokytojas, na, o 3 arba 3-4 mokydavo kitas mokytojas. Tai nebuvo įprasta, kaip mes dabar mokom pradinukus, galbūt ta sistema, kur vieną klasę paima vienas mokytojas, buvo įvesta tik tais nuo 29-30 mokslo metų. Ir jau vienas mokytojas tada dirbdavo su tais pačiais vaikais 4 metus. Na, šitoje mokykloje iš tiesų mokslas prasidėdavo labai nereguliariai iki pat 29-30 metų, kuomet tas privalomas prasidėjo mokslas, tai labai dažnai į mokyklą vaikai susirinkdavo spalio, tarkim, mėnesį tik tais nuo spalio 1 arba nuo lapkričio netgi 1. Būdavo taip, kad pirmas kursas susirinkdavo anksčiau, kiti kursai vėliau. Dažniausiai lankymo ataskaitose, kurias skaitom, tai 1-4 kursas jau būna susirinkęs, o 3-2 kursas dar nesirodo. Na, iš tiesų, tai šitą mokyklą lankė daugybė vaikų, kurie buvo kaimo vaikai, buvo arba ūkininkų vaikai, arba tarnaudavo pas ūkininkus ir tiesiog, kol nesibaigdavo lauko darbai, tai pamokos irgi neprasidėdavo. Na, tai tas mokinių skaičius irgi labai visą laiką kaitaliojosi, buvo labai neaiškus, nes bendras skaičius buvo didelis, bet, tarkim, lankant mokyklas inspektoriams, mokinių labai dažnai būdavo ne tiek ir daug. Na, tarkim, irgi įdomus toks, tai iš statistikos įskaitytas faktas, tai 32-33 mokslo metais pirmą kartą mokyklą lankė daugiau mergaičių negu berniukų, kas pas mus dabar galbūt įprasta daug kur, visą laiką mergaičių yra daugiau, bet kur. Tai tik tais 32-33 metais būtent persvėrė mergaičių skaičius ir paskui jisai maždaug visą laiką to lygiai ir buvo didesnis, šiek tiek gal
keletą metų keitėsi. Na, berniukams nebuvo leidžiama auginti plaukų. Čia pagal ataskaitą vieną, būtent mokytojai, inspektorius pamatė, kad per ilgi plaukai ir reikia būtinai jos nedelsiant visus berniukus nukirpti. Tai taip ir dabar buvo privalomos tos užklasinės veiklos, nes irgi įvairiose ataskaitose, lankymo ataskaitose inspektoriai turėjo specialias anketas, kuri buvo sužymima viskas, kad čia kas vyksta, kokios paskaitos, kokios veiklos, tai vat, galima sakyti, mes šiandien irgi nežinau, ar mes čia paskaitą turim, ar minėjimą, nes dažnai paskaita ir minėjimas buvo vienas ir tas pats, paprastai vesdavo mokyklų mokytojai, plano, po to jau jūs žinote, nuo 56 turinė. Tiek istorijos apie pradinės mokyklos. Na, labai įdomu. Tikrai buvo klausyti istorijos. Na, tik tai klausimas toks retorinis, o kaip čia toliau mūsų mokykla rašys tą istoriją ir paliks mūsų jau gal anūkams ar proanūkiams ar dar kitoms kartoms, nes iš tikrųjų keičia mokykla net aukštojo mokslo institucija. Viską turi to, ko reikia egzistuoti labai sėkmingai, ne tik egzistuoti, bet sėkmingai gyventi ir tobulėti ir toliau eiti pirmin miestui. Tai dabar dar jums kalbant galvoju, būtų dabar gatvėm gal merkinės parduotuvės kažkokios atsidarytų. Bet vėl toliau galvojam, o kas ateis, kas pirks ir taip toliau. Galbūt daugiau tokių neigiamų atsakymų prie tų teigiamų kažkokių minčių. Kad labai prasminga minėti tą 100-metį mokyklos, pirmosios mokyklos ir 60-metį dabartinės mokyklos. Iš tikrųjų, kiek daug dirbo žymių žmonių ir kiek iš tos mokyklos ir išėjo daug žymių žmonių, mokinių, kurie tapo ir gydytojais, ir mokslininkais, ir sportininkais, ir įvairiausiais kitais žmonėmis, šiaip gerai žmonėmis, kurie augina kitas kartas. Todėl iš ties prasminga minėti šitą jubiliejų. Ir tikimės, kad neliūdnai užbaigsim tą gaidelę, tiesiog tikėkime, na dar kitą savaitę mes visą tikrai švęsime. Todėl nuo pirmadienio kviečiame, nuo 8 valandos ryto mes pradedame pirmąją šventę, tai mokykla ruošia parodos atidarymą iš 60 daiktų, kas ką klasė sugalvoja. Jeigu ateisit, tai tikrai manau, kad labai bus įdomu pasižiūrėti. Ir šiaip, ir kasdien bus įvairiausi renginiai mokiniams, ir edukacinės išvykos, ir sportinė estafetė, ir 10 dieną mišios bus 9 valandą bažnyčioje už mokyklą, ir 14 valandą bus jau didelis minėjimas, istorinis minėjimas ir kartu susijęs su šiuolaikiškumu. Taigi visus kviečiame ateiti, kas galite, kas norite, tikrai ne vienas nebus paklausęs, o kodėl jūs čia atėjot, sulauksim.